Sveiki, mano vardas Lolita Verdi ir šiandien man kilo idėja įrašyti šitą video. Tai spontaniškas sprendimas ir atėjo noras pakalbėti apie dvasinio snobizmo temą. Tai yra plona riba, ant kurios dažnai suklimsta net ir labai labai pažengusieji. Ir iškart gali kilti klausimas, kodėl aš drįstu kalbėti šią temą, nes kažkokiu momentu aš save atradau irgi šitame taške. Ir kai aš tai pamačiau, kai aš tai pripažinau, pajutau labai daug laisvės. Įvyko tikrai kokybiniai pokyčiai. Todėl aš manau, kad jeigu aš su jumis pasidalinsiu šią temą, irgi galbūt kažkam tai padės, kažkas pamatys tuos požymius pas save ir taip pat tai galbūt padės atpažinti tai kitose, kurie transliuoja tam tikras tiesas, tam tikras žinias. Tuoj mes su jumis apie tai pakalbėsime trupučiuką plačiau. Jūs pastebėjote, kad mes dabar gyvenam tokių laikų, kai dvasingumas tapo jau mada. Tai nebetylus toksai jau sielos kelias, o tai jau yra tam tikra tapatybė, tai yra jau statusas. Vieni transliuoja, rodo savo gražų kūną, kažkas savo prabangų gyvenimą, o kiti rodo savo meditacijas, mokytojų vardus ir sako ten apie nubudimą, apie aukštas vibracijas. Ir tai jau liktai susiformavo tokia nauja žmonių kasta. Ir va čia ir prasideda tokia įdomiausia dalis. Tai, kas anksčiau buvo vidinis darbas, vidinis kelias, labai toksai subtilus mano asmeninis pokalbis su Dievu, dabar tapo pasididžiavimu. Tai, kas suteikia man tam tikrą statusą ir kada aš galiu pavadinti save, na, kažkokiu išrinktuoju galbūt. Ir dvasingumo dabar jau galima girtis, jau galbūt kažkur nebūti dvasingu, tai net yra gėda. Jau galima dėka to lyginti save su kitais, kažkaip demonstruoti savo pažangumą. Ir vat, būtent šitoje vietoje žmogus pereina ir praeina tam tikrą labai jautrą patikrą. Nes dvasinis kelias nėra tik dekoracijos, ritualai, gražios praktikos, labai gražus ir prabangus jogos kilimėlis. Tai yra sąžiningas susitikimas su savimi, savo tikros esmės suvokimas ir jos atskleidimas materialinėme pasaulyje, nes mes visi turime materialų kūną. Taigi, jeigu mes gimėme materialiame kūne, mes turim tam tikras užduotis čia. O galima pavadinti užduotis, galima pavadinti pamokas, bet galima ir dar žiūrėti į tai, kad čia mes mokomės ir mes čia kūrėme. Mes esame kūrėjai. Mes visi atėjome kurti per materijos energiją. Ir pakalbėsiu vėliau, kaip tai galima pamatyti ir horoskope. Ir Ramana Maharishi sakė, užduok savo klausimą, kas aš. Ir būtent nuo to klausimo prasidės kelias. Ir tai yra iš tikrųjų labai labai gera praktika. Jeigu integruosite ją į savo gyvenimą ir kasdien uždavinėsite savo klausimą, pabudus, kas aš, kada reikia spręsti vienokį ar kitokį buitinį klausimą, šeimyninį klausimą, darbe, uždavinėkite savo klausimą iš pradžių, prieš priimant sprendimą. Kas aš? Ir nuo atsakymo priklausys tai, kaip jūs vyksite, kokį sprendimą priimsite. Pabandykite. Tai yra labai labai gilu. Ir vat tame atsakyme, kas aš,
Ir kaip ir buvo pasakyta, nuo to prasideda kelias. Kada mes atvirai savo pasakome, su kuo aš dabar identifikuoju save, sąžiningas atsakymas, tada ir mes pamatome realės, tikrą, pamatome tai, kas yra iš tikrųjų. Ir va, tenai mes ir galim atrasti irgi tam tikrą dvasinį snobizmą. Kas yra dvasinis snobizmas? Tai yra labai tokia subtili, beveik nematoma puikybės forma. Ir jinai atsiranda tada, kada žmogus nuoširdžiai pradeda galvoti, kad jis jau viską žino. Jis pats nepastebi, kada jis praeina tą ribą nuo aš esu mokinys šitame pasaulyje prie to, kad aš esu aukščiau, aš esu mokytojas, aš geriau žinau, kaip reikia gyventi, kaip reikia veikti, kaip šitas pasaulis yra sutvertas. Ir galima atpažinti tai per tokias formas. Šitos formos gali būti išreikštos žodžiais, o gali būti darbais, jūs galite tai pajausti, bet ir atrasti galbūt savyje, taip, bet ir taip pat jūs galėsite galbūt tai stebėti kituose, kurie bando jums primesti vienokias ar kitokias tiesas. Taigi, pavyzdžiui, aš esu nubudęs, o jūs dar miegate. Ir tai gali būti sakoma tiesiogiai, o gali būti sakoma netiesiogiai, bet žmogus skirsto žmonės į lygius. Pažengęs, nepažengęs, suprantantis, nesuprantantis, a, kad mano praktikos yra aukštesnės, kasdieninis gyvenimas yra žemesnis, kažkokios tokios frazės, aš esu aukštose vibracijose ir visi, kas klauso mane ir eina su manim, tai jie yra aukštose vibracijose, visi kiti ne. Energija mano yra pakilusi, jūsų dar ne. Ir tai gali būti vidinis dialogas. Ir mes čia daugiau kalbame apie tai, kaip tai atpažinti savyje, bet taip pat dėl to, kad yra pakankamai daug juodų mokytojų dabar. Tai irgi būtų gerai atpažinti irgi ir išorėje. Bet kada mes pastebėjome kažką savyje, tai pripažįstame, mums labai lengvai tai pastebėti ir pripažinti išorėje. Jeigu mes tai tik pastebėm išorėje, bet nepastebėm savyje, tai irgi yra tam tikro dvasinio snobizmo požymiai. Taigi, va, toksai skirstimas, aš aukštesnis pagal savo dvasinį praktiką, pagal savo vibracijų lygį. Ir manau, kad tai jau matote pakankamai dažnai. Taip pat toksai demonstratyvus dvasingumas. Pavyzdžiui, parodyti savo meditaciją, įkelti į Reels'is stories kiekvieną rytą, kaip aš medituoju, kiekvieną vakarą su gražiu muzikiniu fonu, su žvakėmis. Bet labai dažnai tas žmogus net neprieina prie meditacijos. Labai daug laiko sugaišta dekoracijom, po to, kai kamera jau nebefilmuoja, jis eina gyventi tokį paprastą gyvenimą. Bet viduje jis gali būti pats įsitikinęs, kad tas pasiruošimo procesas jau įvykusi meditacija. Arba, pavyzdžiui, aš skaitau dvasinę knygą, taip sukurti vėlgi gražų foną, atsisėsti kur nors prie jūros, padėti knygą su dvasiniu pavadinimu, bet net ir neperskaityti ne vieno sakinio. Kažkaip labai girtis mokytojais, seminarais, mokymais, kuriuos praėjo žmogus, bet jis galbūt net ten važiavo tik tam, kad parodyti tai Instagram'e. Ir vėl mes tai galbūt negalėsime atpažinti pas kitus, bet galbūt mes tai galim atpažinti pas save, kad aš noriu kažką transliuoti, bet realiai aš to nedarau. O kodėl noriu transliuoti? Nes dabar yra madinga būti dvasingu. Dar vienas svarbus toksai pointas - bėgimas į aukštas būsenas, kad nereikėtų jausti.
Irgi labai dažna dinamika, kai dvasingumas tampa pabėgimu nuo skausmo, nuo savo šešėlių, nuo savo tikrųjų emocijų. Pyktis žema vibracija, baimė iliuzija, emocijos tai ne mano tikrasis aš. Ir tada galima į tai nesigilinti, su tuo nesikontaktuoti. Taip, nes aš turiu vat, tokį trafaretą, kas yra dvasingas ir aš tai imituoju. Ir man taip yra ramiau. A, Šaltumas užmaskuotas kaip sąmoningumas. Manęs nebedomina materija, šiame pasaulyje nėra nieko įdomaus. Kai žmogus tiesiog uždeda kaukę, aš virš emocijų, aš virš materijos, nes ta patirtis su materija yra labai labai skausminga. A, aš virš žemiškų dalykų. Ir čia irgi svarbu paieškoti savyje, ar aš taip elgiuosi. Ir suprasti, kad tai gali būti pabėgimas, o ne tikra būsena. Ir mes visada žinom, ar tai pabėgimas, ar tai yra tikra būsena. Čia tik tai reikalingas sąžiningas atsakymas savo. Ne kitiems, o savo. Nes tokie žodžiai gali skambėti kaip išmintis, bet iš tikrųjų tai yra noras atsitraukti, pabėgti nuo gyvenimo, nuo žmonių, taip nuo išgyvenimų. O vat per sesijas kuriuos aš vedu pagal vertybėmis grįstą psichologiją. Mes kaip tik susitinkame su jausmais, nes tie jausmai, kurie nebuvo laiku išgyventi, tai dar Freudas sakė, jie turi būti pakartoti, jie sukuria karmą. Todėl tas pabėgimas nieko neduoda, vis tiek reikės susitikti. Dar a, vienas ženklas, kada žmogus nori mokyti kitus to, ko pats dar nepriejo, nepatyrė. Tai, ir tai irgi yra labai tokia, nu, dažnas reiškinys. Dabar yra labai daug informacijos, prieiga prie informacijos yra labai lengva, bet informacija ir žinios, išmintis. O išmintimi žinių informacija tampa tada, kada tai tampa patirtimi, bet čia gali būti jau tam tikra duobė. Kai yra, žmogus turi informaciją, bet neturi patirties, savo asmeninės patirties. Ir iškyla klausimas, ar tas, kuris veda, pats ten nuėjo. Ir dar svarbesnis klausimas, ar tam žmogui, kuris jis veda, dabar tikrai reikia ten eiti. Ir va dabar kitas toksai klausimas, ar visiems reikia eiti prie tų kažkokių būsenų, aukštų vibracijų, dvasingumo, to, prie tokio, kuris dabar yra mūsų socialinėse tinkluose. Būtent prie tokio, taip? Nes dvasingumas tai yra natūrali mūsų būsena, mes su tuo gimstame. Bet ten, kur dabar mus visus kviečia, įvairūs veikėjai, ar mums visiems tada ir reikia eiti. Nes siela ateina į šį pasaulį ne dėl kažkokių pasiekimų, tikrai. Ir ne visi ateina dėl mistinių būsenų. Kartais sielai ir labai dažnai, ir mes matome tai horoskope per sielos užduotis, kažkam reikia išmokti santykių, kažkam patirti laimę šeimoje arba nelaimę šeimoje, išbandyti save šeimoje, kažkam per skausmą sustiprėti, kažkam reikia išmokti rūpintis kitais. Kažkas turi išmokti susitikti su savimi per materiją, per finansus, nes iš tikrųjų net ir pinigų uždirbimas gali būti dvasinė praktika. Taip. Ir jeigu su teisinga būsena tai daryti, taip, tai gali būti kažkam dvasinė praktika, kas turi labai stiprias indikacijas būtent tokiam užsiimimui. Taigi kažkam nubudimo, kažkam atvirkščiai įsižeminimo, mes visi ateinam dėl skirtingų tikslų.
Vienam reikia meditacijos, kitam kažkokių žemiškų patirčių. Ir mes visi labai skirtingi ir mūsų keliai yra labai labai skirtingi. Mes galim tai matyti ir per horoskopą, nes horoskopas tai yra, na, tam tikra instrukcija, taip, kurią mes galim iššifruoti intelektualiniu būdu. Na, pavyzdžiui, dabar tokie paprasti pavyzdžiai. Pavyzdžiui, jeigu horoskopė labai išreikšta yra žemės stichija, tai yra kurti. Jeigu mes kurėjai, mes ateinam čia kurti, gauti patirtį, tai žmonės, kurie turi stiprią žemės stichiją, jie kūrė per materiją. Taip, ir galbūt per medžiagas, jie gali statyti, jie gali būti architektais, taip pat statytojai, sprendžia praktinius klausimus, meistrai sąveikauja su materija, kūrė per materiją. Ir jų nubudimas vyksta per realius apčiuopiamus, apskaitomus darbus. Kažkas turi labai stipriai išreikštą oro stichiją. Jie kūrė ir bando pažinti save ir šį pasaulį per mintį, idėjas, žmonės. Jie gyjana jogą, tai pažinimas kūrėja per intelektą, per apmąstymus, per žinių gavimą. Ir jiems reikia domėtis, suprasti, rinkti informaciją, tyrinėti, bendrauti, perduoti, kurti ryšius. O kažkas turi stiprią ugnies stichiją, kurti per kvėpimą, per idėjas, per lyderystę. Ir tas įkvėpimas yra natūraliai būsena. Taip, kažkokia idėja ateina ir jie per tą idėją įsikvėpia ir veikia ir įkvėpia kitus. O kažkas turi stiprią vandens stichiją. Jie kūrė viduje, jie kūrė subtiliame sluoksnėje, per gilumą, per jautrumą, per mystiką, per savo intuiciją, per simbolius, per menus, per savo vaizduotę. Taigi visi esame skirtingi ir pas mus visus tos stichijos irgi, nu, jų santykis yra skirtingas, taip. Ir visą tai gerai pažinti ir žinoti apie save, apie savo prigimtį. Na ir problemas prasideda tada, kada mes savo savęs nepažįstame, neeiname per savo prigimtį, o einame per tai, kas mums primetam. Per tai, ką mes matome, galbūt Instagrame, kažkoks mokytojas mūsų įkvepia, jis ten labai gražiai kalba ir mes norim tada taip pat kalbėti, nors, pavyzdžiui, mūsų užduotis ir mūsų stiprybės ženklai yra kitokie. Taigi problema, kada žemės žmogus bando tapti mystiku, oro žmogus bando tapti vienuoliu, kuris medituoja kalnuose, vandens žmogus bando tapti verslo lyderiu, ugnies žmogus bando išlikti ramus ir be emocijų ir atsitraukti nuo idėjų ir kaip ir neįsitraukti į gyvenimą. Taigi, vat, čia mes irgi galim atrasti save, kur mes jaučiam vieną, bet darom kitą. Ir tas chaosas irgi gali atvesti iki dvasinio snobizmo. Nes žmogus, kai jis neina savo keliu, jis dar o mano, kad jis daro viską teisingai, tada jis pradeda apgaudinėti save ir tuo pačiu jis bando įtikinti save, kad viskas yra gerai. Taigi jis jaučia, kad eina ne savo keliu, kažkas viduje nesutampa, viduje nėra tikros ramybės, bet tai reikia kažkaip priimti, o tai yra sunku, taip ir va, tenai irgi gali gimti tas snobizmas, melas savo, melas kitiems ir tada aš bandau įtikinti save, kad aš darau teisingai ir išaukštinu save. Ir tai vyksta labai labai nepastebimai. Taigi, mūsų užduotis visų grįžti prie mūsų natūralios būsenos, besąlyginės meilės. Ir tą meilę mes galim patirti įvairiausiais metodais ir būdais.
nuolankumas, tarnystė, paprasti sprendimai kasdieniniai, klaidos, netektis, atradimai, kasdienybė. Tenai vat ir slypi paprastame gyvenime labai daug atsakymų. Koks yra tikslas? Tiesiog gyventi, pilnai gyventi ir tame gyvenime kaskart atradinėti savyje meilę. Ir kodėl dvasinis snobizmas jau spastai tiems, kurie tikrai pažengia, nes, kaip ir minėjau, žmogus gali turėti jau labai daug žinių. Ir tada ego pradeda aukti. Ir tada ego sako, tu jau esi išskirtinis, tu jau neisi toks kaip kiti. Ir vat būtent subtiliai ta ego forma gali sugriauti visą kelią, kuris buvo praeitas. Ir man atrodo, kad nereikia nieko žadinti, mes visi pabūsime ir visi pabūs, kada išsimiegos. Ir tai irgi yra snobizmo forma, kada žmogus bando pažadinti visus aplink save. Tai jis galvoja, aš esu vienas, kuris čia mato realybę ir aš turiu tai pamatyti, padėti pamatyti visiems. Jis tada jaučia atsakomybę už kitų sąmoningumą, taip? Jam atrodo, kad jis jau turi kažkokią misiją vesti, gelbėti, šviesti kitus. O mums reikia tiesiog gyventi, prisiminti savo dvasinį prigimtį ir prisiminti mes ją galime per gyvenimą, kuris ateina, per bet kokius įvykius. Ir patirti taip savo dvasinį prigimtį iš pradžių prisiminti, o po to patirti per įvairias materialinės patirtis. Vat mes apie tai jau pakalbėjome trupučiuką per stichijas. Ir ta iliuzija, kad mes esame atskiri, jinai tirpsta, kada atsiranda sąmoningumas ir atsiranda meilė. Kol yra iliuzija, kad kažkieno vibracijos aukštesnės, kažkieno žemesnės, tai reiškia, kad žmogus vis dar yra tame dualinėme pasaulyje. Ir iš tikrųjų tai nėra labai lengva išeiti iš dualybės ir aš irgi, a, kalbant šią temą, negaliu pasakyti, kad aš tai įveikiau, bet kaip ir minėjau, dalinuosi tam, kad jūs irgi galėtumėte tai pradėti stebėti savyje, nes aš tai stebiu savyje ir sąžiningai savo pripažįstu, kur tai matau, kur to yra daug, kur to jau yra daug mažiau. Ir nelaukiau kažkokių labai greitų rezultatų, tiesiog einu tuo keliu. Vat tas sąžiningumas, realybės matymas, kas liečia savęs, ne kitų. Tai yra tikra dvasinė praktika. Nežinau, ar buvo jums įdomu ar ne. Jeigu buvo įdomu, spauskite like ir geros dienos jums.